Neblogas bangytės šiandien. Gražu. Na, va, turime ekstremalią sąlygas, įdomu, ar girdite ką nors. Turbūt nelabai. Ne, turėtų girdėtis, aš manau. Keliausim po truputį atgal, va, bus dabar lengviau eiti. Pažiūrėkit, kiek purslų, aplaišyk savo lūpas, dabar tokias sūrios. Jauti? Mes jau kitoje dienoje, vakar prie Kaklių negalėjom prieiti, nes buvo vėjas ir medžiai ten gali nukristi ir taip toliau mums aiškino. O šiandien 0 vėjo, keliaujam. Nu va, 3 keliai, mes renkamės ilgiausią. Pirmas kriokliukas. Vėl visiškai gamtoj. Argi negražu. Kas ant slaido? Nebūtų vamzdžio po apačia, tai nuplautų visą kelią. Na, o mes nuo panašaus kalno leidžiamės žemyn, prie krioklių. Truputį reikia ir viršų palipti. Laiptukais. Gal sportuoja kojytės. Su dviračiu neminu, tai nuo vaikščiojimų dar geriau dirbam. Drėgmė turbūt 100%. Mūsų gydas. Einam, kriokliniai su žiperiu nerasi. Nu, bet jau bus kažkur. Leidžiame žemyn, lietus prasidėjo, bet čia nesijaučia tarp medžių. Upelis kartais pakyla, tai padėti net maišai. Nu kaip, lašišos nėra ten? Ne lašiša. Briedis sėda. Nacionaliniam parke. Nice. Verta ateit čia. Tikrai verta. Tai gamta taip gali sukurti. Nu, tokie laipteliai pakilt į viršų. Jie daugiau eina į kairę pusę, tai visai ne taip ir baisu. Ar buvo verta? 100%. Prenumeruok, subscribing. Wow! Vieta nuostabi, nors ir lyja truputį. Gerai, kad turiu skėtį, nes mano kamera ne waterproof. Pagaliau eisim prie krioklio, nes iš pradžių ėjom žemyn, apėjom visą trasą. Dabar krioklys, kiek čia? Apie kilometrą. Gerai įsilyja, bet aš pasiruošęs tam buvau. Nu, koks grybukas, pinigų grybas. Gerai prikaltas. Net jau nebūtų kur įkalta iš tikrųjų. Nu, kokį 50 metrų liko. Ir pagaliau pamatysim krioklį. Karšta, žinokit. Matau jau tiltelis. Gal ir krioklelis kažkur. Pasiektas mūsų krioklys. Nuostabi vieta. Pagaliau mūsų krioklys eitas ir daeitas. Koks grožis.
Aš iš žuvies žiūriu, nieko nematau žuvytės, toks skaidrus vanduo. Ai, ne, čia ne žuvis. Aš mačiau prieš tai kažkur. Ar jūs skaito šiandien mano tripą? Aš pats suskaitau, žinokit. Žiauriai smagus. Argi negražu žmonės? Pažiūrėkit, prenumeruokit mane, nepamirškit subscribinti ir laikinkit. Krioklys Magic. Žinokit, kaip naujai gimęs. Ten tik tokie mašalai skraido, tai kandžio truputį. Tai nieko, pasidaužysit, pasikrapštysit. Dabar vėl kažkas įkando arba jau įkando ir niešti. Viskas, kelionė baigėsi. O nuostabią vietą, parodysiu truputį kainas, kiek kainuoja. Kas yra National Trust memberis, tai nieko mokėti nereikia. Už dyką. Nu, būtinai aišku, pasižiūrėkite darbo laiką, jeigu bus didelis vėjas, gali nedirbti šitos trasos. Davažiavom paplūdimį, eisim pasivaikščiot. Gražu. Dildinėjami, tai jie specialiai dedu. Eik toliau. Tai labai gerai. Aš specialiai noriu, kad arčiau prieiti. Yra ir gelbėtojų bokštelis, kaip iš Boyvich filmo, grinai. Tobulas vakaras. Jūra šėlsta šiandien. Rytoj bus dar galingesnis vėjas. Gerai taško, slypam į žemę. Jeigu dar didesnės, tu ir mane pasieks. Tiek privaikščiam miške, tai žiauriai šalkom. Aš manau, reikia gerą vietą nuvažiuoti. Važiuojam? Atvažiavom. Senai jau buvom. Einam, ką nors paskanausim. Viskas, pavalgėm McDonald'e. Čia dasimušimui desertas. Pasiėmiau Big Mac'ą. Nu ir vadar, vafliukų. Tai ką, iki kitų vlogų, o mes važiuojame ilsėtis, kaip visados.